Taip, dar pasakyti norėjot. Aš tikrai nekaltinu tų žmonių, kurie ten į tą šventę su šeimom ir visą kitą, tikrai tas masė žmonių ir viskas tai yra logiška ir viskas yra gerai, bet tiesiog, aš manau, kad ten tikrai absoliuti dauguma supranta, kad tikiuosi, kad supranta, kad už ledus neturėtumėm pardavinėti savo balsų, neturėtumėm video, nes visa sistema mūsų stovi ant to, kad aš gerai patylėsiu biškiuką, bet gausiu kreditą verslui, patylėsiu biškiuką, bet gausiu kažkokį projektą iš ten, patylėsiu kažkur, tai gausiu, ten benzino man užpils, nemokamai ar dar kažką. Ir visas tas dalykas, kuris, šiai dienai vyksta ir yra supančiotas, kažkokiais tai finansiniais, benefisais, finansiniam, naudom. Ir be abejo, kai visi mes turime ten šeimas, ten, kreditus ar dar kažką. Bet, nereikia ant tiek parsiduoti, iki, nusileisti iki ten ledų lygio ar ten miltelių ar ten dar kažko lygio. Aš tikiuosi, kad mes turime tikrai kaip tauta labai daug, sakykime taip, ir išminties, ir proto, ir išmintingų žmonių, ir tiesiog ir patirties, istorinės, kad neturim parsiduoti, turim vis dėlto, būti iškėlę galvą, siekti tų aukštesniųjų kažkokių tikslų. Tai nežinau, aš daugiau apie žemiškus dalykus norėčiau, šnekėti, tai su kuo aš esu susidūręs ir visą kitą, ir tą patirtim pasidalinti, ir kad ta mano, tarnystė, žmonėm, ką aš dabar darau, kad vis dėlto, jeigu netgi aš gaunu kažkokią tai, didžiulę pasipriešinimą, dar kažką, kaip tarnystės dalį tam tikrą. Ir aš manau, kad visi tie, kurie Seimo nariai, kurie dabar šiai dienai jau buvo Seime, jie yra atsakingi, nesvarbu, ar to opozicijoje ar pozicijoje, jie yra atsakingi už kokioj situacija yra negera, o jie yra tikrai šiai dienai yra negera. Nebūtinai, kad mes šiandien turim, lovą, ramiai, kurioje mes galim paranakvoti, arba sotus pilvas, kad tai bus rytoj. Tai nebūtinai taip yra. Tai mes turime, žiūrėti ir į ateitį. Visi tie, kurie buvo šiai Seime, jie atsakingi už tą, kurioje mes esame, ir jie turi pasitraukti ir duoti kitiems žmonėm, kurie, ateis be jokių ten pasiteisinimų, kad man vyko. Tai